Taip. Ir va ten va. Va ten va. Dar hardo vietą įsivertinam biškį kartą ir eisim į techno ir į paspučinį ir paviljonui kitam maisto ir užsiėmimų. Taip, hardo vieta ant šito kalnelio. Blet, bet taip garso atžvilgių mums būtų geriau sodintoj duobėj, blet. Jo, ne, dar kalniukas. Taip. Atmuš žiauriai. Tu pažiūrėk, iškart gaunasi plius kokie... Nu, aš iš karto, žinai kiek? Iš karto šitas kalnas nuima kokius 12 decibelų. Tai... Nu, tai žinot ką? Aš manau, nekomplikuojam per daug. Ne Einšteino mokslas. Arba čia, arba čia. Na, dvi vietos. Ta vieta nebloga, šita atrodo geresnė, o garso atveju DSS-ai, kai atvarys statyt, pasakys, jum pizė ar ne, jeigu mes stovim čia. Ir tiek. Tada maistai va suvažiuoja ant šito kalniuko. Ant šito, va čia va. Jie labai kitur, žinok, ir negalės išvažiuoti. Ir šikanai kažkur va čia atsistoja, turbūt. O gal maistas tie biškį lygiau? Nu, arba va čia va, taip. Arba va čia. Va čia va, taip. Tik maistas neištoleruos čia būti, jeigu jie bus prie steidžą. Tai jeigu steidžas čia, maistai turbūt va, pavyzdžiui, va čia va labai gražu. Gal iš viso čia gražu ir taip. Nes dėl ko? Dėl to, kad čia va bus antra instaliacija video, ne? Ką tas reiškia, vakarais rodysiu, atsimenat, kai reformai ten tokius mėmsus sukdavau ir panašiai. Tai va čia va impisiu ekraną. Ir va čia va kažkur maistus būtų gerai, va, jo, kad tu valgydamas galėtum, jo, kažką dar matytum. Ką su šitų rėvų daryt? Principė visas suvenyrus, nežinau kiek jų bus, turbūt nedaug, dirbtuvės ir visą kitą, va čia va reiktis. Neapčia, ne? Jo, tarp steidžų. Paspučinį praėjimas. Ir tada, jo, galima eit paspučinį tada. Tai va, dirbtuvės, trigger zona, čia štai užvadinsim šitą trigger zoną, maistai su šikanais, realum, technačius pučinį ir čia žmariai. Jau kažko, žinok, slankiota ir ne šeimininkų. Man toks jausmas, kad čia, žinok, jau kažkas atvaręs buvo šiaip. Tai čia tada... Tai sakė, su mašinoje pravažiuodavo čia pakraščiu. Kur pakraščiu? Taigi pakraščiu, kur tarp visėlą ežerą pakraščiu. A, ne. Va. Per maža vieta ar pats tas? O tos kelmas iš šalių. Taip. Va, puikiausiai. Labai vietos nebus, žinai, kad ateiti. Taip, bet žinok, čia visada ir taip, kada paspučinį matei pilną? Blet, buvo tada skardį. Tikrai ne šiais metais. Ne. Nu, tai yra ne paskutinį festą. Kažkuriais buvo, bet pizda, iš tikrųjų, daug kas sakė geriausias steidžas. A, ne? Jo. Tai bet kad ten niekad šokančių nebuvo. Ten būna trintukas visada. Kas čia? Kas į kur ten veda? Į žmonių, ne? Tai čia reikės impisti jau čia tvorą. Kažką tai. Va čia reikės jau uždrausti. Tai jau mums ten pointo nėra eit. Grįžtam dar iki pučinio įsivertinti.
Varyt ką, ties nusileidžiame ten, kur lieptas. Bet klydimą reikia nusistoti. Kad šit. Jo. Taigi, Armija 2 vis mane čia suintrigavo, kad atseit Pučinio steidžas pakankamai populiarus. Tai paryčiais, taip. Bet, tai tarkim, išsivalom šitus, ane, jiem backstage'ui. Va, nu, kažkur čia, tai jų sistemas va čia va. Tai gaunasi va šitas va plotelis ir pakraščiai čilint. Tinklus, jeigu kabinsi. Jisai norės kabinti tinklus. Ir jam tinklus pakabinti, ar čia yra tinkamų zonų. Nu. Visi dideli medžiai. Ir va, štabas matosi iš čia. Nu. Ok. Stogelį ką? Stogelį jau biškį daugiau reikalų bus. Ant virvio reikės tiesiog. Tai gal stogelį tik tai didžiajim. Čia va tokia virvė ir ten stogą leisti atą. O žiūrėk, Armi, aš galvoju, Jaga naudoja tą palapinę tokią. Tipis tas? Taip. Juodaragis naudoja. Žinok, manau, nematė dar gal daug, bet daug naudoja tuos. Master of Calms visokių daug. Taip. Ir čia mum impisti jiem tipiuką kokį. Daug reikalų. Jeigu medienos čia tokios kažkokios rastume. Tai duos mum Kirševičius medienos. Kokį ilgį pasiekia. Nu, aš prašysiu, kad bent 4-5 metrų būtų. Nu, platesnį daryti. Leistų. Ir Ir ten tu apsuks aš ar kilimas, bet kilimas gali pralyti. Jo, praleisiu. nu, vienu žodžiu, tada gal kažkokią kitą konstrukciją, lengvą karkasinę, ant kurios būtų stogelis, ne? Nes... Bet man kažkaip tik tai, sakau, ta tipio pasirodė gan populiari ir aš galvoju, ne veltui jinai populiari, nes jinai turbūt paprastesnė negu dauguma kitų. Juodaragis ten pasidaręs gal 8 metrų tą tipį. Jaga pasidarius irgi aukštą. Mum toks čia neišeis jisai. Bet gal pabandyti verta. Gabalkas, kuris filmavo, reikia bandyti naudoja. Nieko nepagalvoja. Čia dar kažkoks gal, prekybininkas ar ten koks užsiva, gal tuos understylus čia pastatysim. Kur visokie drabužiai. Dabar paplūdimys. Ten daug geresnė vieta negu čia. Gerai. Nu ir Technačius. Pasižiūrim. Technačius. Su psitranzu. Apsivarysim. Palyginti su Bačkonium turbūt čia plotas yra malonus. Malonus. Taigi, sistemas tada stovi kažkaip va taip. Čia va, kur tarkim tas takas. Čia gal, aš nežinau. Nu, galima prasisukti ir nieko nepjauna. Ne, taigi sakė, jeigu reikia, galima apjauti. Nu tai va tuos du gal. Tos du tu nukritusi. Nu tai nukritę savaime, bet aš turiu omeny iš, žinai, tų. Tikrai gaunasi aikštelė visai puikiai. Gal netgi kur armija stovi geriau. Biški, jo, jeigu pagal centro tos visus dalykus, tai principė jo. Bet akustiniu atžvilgiu, dabar tarkim ten stovi DSS, ne? Tų lesa. Stovinti va čia va kur nors. Aš manau, DSS jau girdėsis. Todėl tarsi man toks noras, tarsi biški suk dar į čia va.
kad visas kampas garso vos neičeitų. Bet čia va, kaip ir šitas medis suparašina, ar labai suparašina, pažiūrim. Nu, arba va čia va tada tas pats šūdas gauna. Bet užbėgtai žaliai žmonės maudosi? Ne. Ai, toliau. Čia, manau, ne. Taigi, tarkim, tada va čia va gal. Tuoj pažiūrim. Mes dar šiek tiek čia nusileidžiam. Mums čia dar pakankamai sausa. Kaip čia manot? Jei saulė bus susižiūrė. Ir čia mes turim biški kažkiek vietos atgal paeit. Realiai čia, čia daug turim. Ir va gal netgi va taip va. Va, ir kryptis tada pasikeitė. Ir pala, jeigu čia taip va, tarp medžių. Ane? Va čia sistemas, tarkim. Tai čia net gali valgį kokį pririšti. Taip. Bet ar geras pointas? Atsistokit čia, aš pasilipsiu pasižiūrėti, kaip atrodo perspektyva kita. Jeigu čia mes prisam, čia sistemas tarp medžių. Čia aikštelė ne ką mažesnė negu ten. Mum kryptis pagerėja. Nuo DSS biškai kampas pasikeičia geresnis. Biškai gaunas vienas prajobas, kad tarsi į tą pusę važiuoja viskas. Ne, čia, žinai, čia ir... Nu, bet gal nebaisus prajobas. Ne, čia kai apačiau kaip ir lygiau. Atrodo lygiau, kai apačioj stovi. Nu tai gerai, irgi, ne supermokslas. Arba va čia, turbūt, nu arba va čia va, nu. Ten va backstage'as būtų platu. Taip, labai čilas. Galima išlyginti. Sistemą išlyginti, žmonės bus biški kreivai, bet... Žinai, tas dalykas įsisprendžia, jeigu mes va taip apistume. Va, atsistok. Jo, pabandyk čia atsistot, pasižiūrėk. Ir Armin, tu atsistok ten. Ir jeigu va, mes žiūrime va taip. Ne, irgi tas pats. Bet biški mažiau, nu, gal tas Panašiai, pats. Jau geriau tada ten... Jo. True. Na. Ten biškai toks, blėt. Ai, bet tas. Na, arlė sausas. Šimtas metų dar? Jo, nu, vienu žodžiu, šitas kampas. Jo, šitas kampas ir mes žiūrime čia. Čia biškai prasivalo ir kvėpuoja į kalną, viskas puiku. Nu tai ką, čia paplūdimys tada gaunas. Čia gaunas paplūdimys. Čia ta lieptelė, kur Armija tu rodai, galim bandyti sumeistrauti, ne? Čia kažkas buvo įlipęs praeinaitis, tai sakė, čia iš vis paplūdimėlis labai fainas, žinau. Jo, tai sakė, čia buvo maudykla belė kokį. Nesmenga? Vietoj vis. Nu, viskas. Va, fantastika. Viskas čia išvalyti išgėdinės kviet. Fantastika, hebra. Kaip, vanduo šaltas, šiltas? Iššalt, vandukai šaltas. Va, ten važiuoju. Aha. Fermą atvažiuoju. Aš lydimą gavęs. Ir balkim. Dabar dar toks klausimas. Spučinis dieną ten, paplūdimys dieną čia. Gal gerai, kad yra atstumas tarp paplūdimio ir to? Jo, nu, tai pasakė. Bet ir šiaip, kad čia jeigu kas deginas ar ką, ar tas muzonas, bet iš kitos pusės gal zaibyskai gerai. Bet girdėsis. Nu. Ne, šitam bačkanys atskardis. Ir daug kas prie atrodo jo tiesiog nuo garso. Aha. Nu tai gerai, lieka ten tas. Toliau. Čia pirmasis tas svečių kempingas. Tai galbūt toliau. Nuo pliažo. Tai va čia, va čia. Ai, ten jo. Ir kas būna? Nežinau, kam turbūt kad ramesnis būtų. Nes mačiau, tada, kai buvo daug karvių, tai šitie buvo įnosis. Oho. Nu tai va,
Čia va irgi apsišienavimas toks lengvas gausis, bet čia prasivalom ir va visas šitas, manau, fainiausias kempas. Jo. Ir čia jau į šitą vietą vos netelpa visa Kapačiūno, tarkim, visas Kapačiūno tas kempas. Fantastiškas kempas, manau. Ir tikrai pakankamai nuo techno toli ir per atstumą ir už dar kalnelius biškį uždengia. Lietuviškas midus. Bonkė tai gera. Bet čia jau erkynas geras, pizda, žinau. Ir tokios agromnos. Nu, dar čia nepraėjom pro nieką, aš ten braidžiau. Ai. Ten buvau įbridęs biškį iš karto. Aš pažiūrėjau, net negal pagalvojau, vorai, pizda, žiūriu erkės. Nu tai va, puikiausias kempas. Nu ir nežinau, į tą galą verta maltis, gal jau praėjom tiek, dainam pažiūrėti, ar ten antrasis kempas gera vieta. Bet man atrodo, bet man atrodo, kad ten antram kempui liuksinė vieta. Kas nori dar toliau, ramiau. Ką čia turim įrašę? 16 minučių, gerai. Tai ties kokių 25 reportažas. Čia kažkaip praeisim. Čia neprašuodai šitą vietą? Bus. Bet mes gal taką kažkokį pravesim aukštesnėje. Lotelės, matai. Čia daugiau jų. Šiaip pakenčiama, nesakykit. Net ir pro čia praeit. Biškį prasilygit reikia. 100 žmonių praeis ir prasilygins. Bet nutiks gyvenimiškai, atvarys DSS-ai, pasižiūrės į šitą vietą ir sakys, mes čia norim. Tai eina nahui čia. Nu tai, jeigu jie patys įsikurdinėja viską, Tada jo. bet yra tada problema visieną. Jei čia biški šikaną, reikia bent vieną pastatyti ar du. Reikia. Tai nežinia kaip šikanvežis. Nu, nors šiaip va kalnų grįšim. Žinokit, yra iliuzijų, kad ten pravažiuojama. O kalneliai patys nėra labai ilgi ir status, pavyzdžiui, kaip Skardija, žinai. Kitaip tariant, manau, galima pranaviguoti. Tai va, aš tau šitą vietą įrodžiau turbūt. O gal armijai, bet va čia, va tai atrodo, kaip pradžioj pirmam brėžiny DSS man atrodė idealiausia vieta. Labai toli nuo visko. Taip. Bet kempui čia irgi tolimesniam liuk. Nu. Kas nori atokesnį. Jo. Всё. Ką čia, pabandom kalną grįžti. Va ir kaip tik jau Rubežius prasideda. Kas? Ai, žuvis, matei?
Variau pažiūrėti, kaip ten tada dilins. Kur va tik variau kaip šitus savo atletus. Baigi. O, žys, visai, kuo